Man malonu visus pasveikinti vėl sugrįžusius į Jėslį kanalą. Žinoma, sveikinam ir tuos, kurie įsijungė mus pirmą kartą. Ir tikimės, kad šiandieną jūs nepasigailėsit, kad vėl atradote ar vėl sugrįžote. Šiandieną mūsų svečias tikrai įdomus žmogus. Jūs žinote, kad mes jums žadam visada naujas temas, tos, kurias tikrai vertos jūsų dėmesiui. Galbūt kartais problemos, kurias mes privalome aptarti gyvendami Šalčininkuose. Bet pagrindinė mūsų intencija - surasti įdomius žmonės, sužinoti, kuo jie gyvena, ką jie veikia, ką jie nuveikia, kaip jie masto, ko jie siekia. Ir šiandieną mūsų studijoje Tomas Elitickis. Sveikas, Tomai. Sveikas. Aš kai Tomą pamatau, mėlėjai žiūrovai, man visada pakyla nuotaika. Aš kartais galvoju, būdavo važiuoju arba kur nors einu, pamatau Tomą, mes įsiskiriam, sakau, kas atsitiko, kad man pakyla nuotaika? Kaip tu galvoji, Tomai? Kodėl man pakyla nuotaika, kai tave pamatau? Ir ar tu taip veiki visus, ar tik mane? Aš darbę turiu tokią savybę, nesvarbu, kuris paros metas, aš prasilenkęs su žmogumi visą laiką pasakau labas rytas. Ir vat eina žmogus kažkoks su savo mintim pasimetęs, piktas ir tu jam 4 valandą dienos sakai labas rytas. Ir jisai taip pasimeta, nusijuokia, pasisveikina ir čia jau iš tolo, jeigu su kažko sveikinus labas rytas, jau man reikia labas rytas. Turiu tokią kolegę Jūrą, labai nuostabią mokytoją, tai sakau, Jūra, labas rytas, jinai iš pradžių pyko, jinai po to sugalvojo, kaip man atsišaut. Aš sakau, Jūra, labas rytas, jinai štai ir aš. Pagal tą dainą. Tai vat, reikia su pozityvu keliauti per gyvenimą. Kitaip toli nenuvažiuos. Taip, iš tikrųjų, vat, tu kažkokią tai mintį man duodi, kad vat, ta mintis tavo, kad reikia gyventi per gyvenimą su pozityvu, kažkaip vat, mane pagrindinė ir būdavo, kad vat, žmogus, kuris gyvena gyvenimą su pozityvu, gal aš klystu, nes mes esam tokie labai gerai pažįstami, teisingai, šiek tiek. Paviršutiniškai, ne, plius minus, iš matymo žinom panašiai. Bet vat kažkodėl aš turėdavau tokią mintį, žiūrėdamas tave, kad galbūt Tomas yra tas žmogus, kurį varo pozityvas. Nes šiais laikais daug tokio negatyvo ar kritinio požiūrio pas žmonės, ne, tokia, arba netgi labai dažnas yra pasyvumas. Man atrodo, kartais šiais laikais didžiausia įda yra pasyvumas. Bet pas tave tas neužvaldo, kiek aš žinau. Ne, mes skautai niekada nenustojam vilties. Tai mūsų toks vienas iš šūkių, iš gyvenimo moto, tai reikia visą laiką judėti su mintim, matyti perspektyvą. Vat ta turbūt jauno žmogaus šiandieninė galbūt problema, kurią aš matau, tai nenoras siekti ambicijos kažkokios. Ir tai liečia kažkokį visuomeninį gyvenimą. Ten kažkada buvo didžiulė konkurencija mokykloje siekiant gimnazijos mokinių tarybos ten pirmininko vardo kažkokiose. Tu meni bendruomeninio kažkokio socialinio statuso ar ten kažkokios ten pozicijas, ne? Tokios asmeninės ambicijos, kad aš galiu kažko pasiekti ir kažką pakeisti. Dabar jau prieš įvairiose visuomeninėse organizacijose, prieš bet kokias tai pozicijas, valdžios organus, ar kažkur tu turi eiti žmogų motyvuoti, sakyti, varom, pabandysim padaryti, ne, aš čia neturiu laiko, dar kažkas, tai pradedi sakyti, tada labai ieškai argumentų, dėl ko mes einam, dėl ko mes darom ir tada žmonės pradeda galvoti apie tai. Taip, iš tikrųjų, tu jau užsiminėjai apie tą tokią jauno žmogaus problematiką. Kaip aš ir sakiau prieš mūsų pokalbį, čia kaip ir nėra tokia paslaptis, kad kažkodėl tai man galvojant apie tave, kita tema apie tą pozityvą buvo mintis, kad tu esi geras pašnekovas pakalbėti apie Šalčininkų rajone gyvenančius jaunus žmonės. Dėl įvairių priežasčių, ne? Ir mes keletą aspektų, būtent dėl ko tokia mintis subrenda, galvojant apie pokalbį su tavim, mes kažkaip išskleisim ją pokalbio eigoje, aš tikiuosi, ne? Tai dabar, sakykime, pradėkim tai formaliai, ne? Grįžtant, ne? Tau jau pakankamai subrendęs, atrodo jau toks vyras iš tumens ir iš lemens, toks šiuolaikiškas su barzda, vėl tokia, kažkaip grįžta vikingų laikai, aš tai važiuoju ir žinai kartais. Betgi buvai kažkada jaunas. Kažkada. Ar ir dabar jaunas? Tai, kaip jaunas tėvas, tai, bet nelaikau savęs dar senu. Nelaikai, ne? Ne. Kartais nesuprantu kažkokių šiuolaikinių tendencijų, bet manau, kad kai mes, būdami moksleiviai, išdarinėdavom kokias nesąmonės, mūsų irgi žmonės vyresni nelabai suprasdavo, nes kartu skirtumai jie yra, ta dinamika jinai ir visą laiką
vieni trendai keičia kitus trendus ir turbūt šiandieną tie pokyčiai ateina vis greičiau ir greičiau. Čia, jeigu anksčiau mes kalbėdavome ten kokiais 5 mečiais, 10 mečiais, tai šiais laikais 2-3 metai jau žiūrėk, jau keičiasi ir vėl kažkas kitaip. Tu teisus, gal iš tikrųjų, čia gal turi meni, kad sutrumpėja tarpas, kada mes sąlygiškai kalbam, kad pasikeitė karta arba pasikeitė kažkoks požiūris, ne žmonių, truputėlį jau 15 mečiai jau ir 17 mečiai jau skirtumas yra, ne, kai mes kalbėdavom, kad dar 20 ir 30 kažkada yra skirtumas, o dabar tas tarpas tarp skirtumo yra sutrumpėjęs laiko prasme, turi meni. Manau, kad taip, nes bet kai dirbu daug su vaikais, su paaugliais, tai labai matos ta tendencija. Aišku, labai ir matos ta transformacija iš to maišto į tokį jau subrendimą, į savęs ieškojimą. Tas irgi labai gražiai matosi jaunam žmogui. Jeigu aš matau ten kokį 7-oką, 6-oką, tai čia jau tokie maištautojai, nieko nepripažįstantis, jau jie, tai 8-okai tai yra jau toks konstruktyvus, kokybiškas maištas, jau jie truputį protingesni, jau žino kaip kur kažką, jau 9-okai, jie jau lyginant su prieš tai buvusiais yra žymiai brandesni. Bet ten jau prasideda visokiausi kiti dalykai, savęs ieškojimas, savęs priėmimas arba nepriėmimas, visokiausi socioemociniai dalykai. Ir jau ties maždaug 10 klasės gal antrą pusę, jau ateina tas jau maždaug savęs suformavimas, kur tu jau matai, jau išgyvenai tos visus prieš tai buvusius etapus, jie įdeda kažkokį tai indėlį į tave, jeigu tau pavyko juos tinkamai išgyventi, tai judi puikiai į priekį, jeigu ne, vilkiesi kažkokias tai jau problemas, bet vis tiek jau 11-12 klasė jau matai ganėtinai suaugusi žmogų. Nu taip, va taip įdomi, bet tu šiek tiek pasvarstėjai tą tokią, žinai, iš vidinės tokios būsenos, ne, tokia tarsi, va, kai papasakai dabar tokios, padarai tokį, sakykime, sluoksniavimą, kaip tas žmogus jaučiasi, ne, arba ką jis iš tokio individo prasme. Bet aš kalbėdamas šiek tiek juokaudamas grįžčiau prie to, kai klausiau, ar tu jaunas, tai prisiminiau kažkaip mūsų tą kultūrinį socialinę aplinką. Tai kai mes gyvenam krikščioniškoje toj pusėje, ne, tai dažniausiai man kartais atrodo, kad tikras vyras tampa nuo 33 metų, kai pasiekia Jėzaus Kristaus amžių. Tai man atrodo, tu dar jaunas šitoje vietoje. Kažkaip įtariu, kad tu nepasiekiai dar 33. Dar jeigu kitą paveldą, žiūrint tą socialinį kultūrinį, apie ką tu jau šiek tiek užsiminėjai, ne, nes mes daugiau kalbėsim daug, bent jau aš norėčiau su tavim pakalbėti apie tą kultūrinį, socialinį, reiškiasi, sakykime, jauno žmogaus pasaulį. Tai ten iš vis graikiškas paveldas, ne, pas mus irgi čia šitoje, pusėje, sakykime, vakarų pasaulio, kur mes gyvenam. Ten iš vis jaunas vyras dar geresnė pareiga. Iki 40 metų. Iki 40 metų vyras neturėdavo teisės rimtais klausimais pasisakyti, turėdavo kaupti patirtį. Tai man atrodo, tau dar daugiau iki to. Taip, kad tu pilnai gali šnekėti dar kaip jaunas vaikinas. Labai tokia istorija pasakojo senelis kažkada Dieveniškių pusėje. Įvyko toks nelabai gal smagus įvykis, laidotuvės, kai anksčiau šarvodavo žmonės namie ir vyrai susirinkę prie gonkių vadinamų, sėdi, traukia dūmą, kalbasi ir klausia, sako, tau kiek metų? Sako, 83, o tau kiek? 79, o tau kiek? 54, sako, o tai tu dar piemų. Tai pas mus tas yra turbūt, kad su amžium mes vis norim save matyti jaunesniais. Gerai, tai grįžkim dabar į tą laikmetį, kada tu iš tikrųjų buvai piemuo, dar gal visus standartus ir ne tik tos subjektyviosios arba konkrečios situacijos. Tarkim, įsivaizduokim, kad nežinau, tu pats gal čia nustatysi tą laikmetį, buvai piemuo. Šalčininkuose, moksleivis, uždėsiu tokią ribą, tikrai, nežinau, dabar gali pasirinkti, kurioje ten klasiai. Kaip tu pameni tą moksleivio gyvenimą iš tavo patirties arba iš tos aplinkos, kurie ten supa tave jaunų žmonių šalčininkuose? Kas jos domino? Kuo jie užsiminėjo? Ar yra kažkokia bendra tema, ar tokia truputį sluoksnių, yra kažkokių grupių? Bet ne dabar mes kalbame tada, kai tu buvai. Kokia ta situacija buvo? Čia kokių, nežinau, 20 metų atgal, sakykime. Tai prieš 20 metų, jeigu tai paėmus, turbūt aš imčiau tą atspirties tašką turbūt savo gyvenimą iki visuomeninių organizacijų atsiradimo savo gyvenime.
ir po. Ja, tai kada jos atsirado ir kokia? Tai mano gyvenimas visuomeninėje organizacijoje, tai 2007 metų rugsėjo mėnuo, tai aš tapau Lietuvos skautų sąjungos nariu. O, puiku. Ir aš atsimenu tą laikotarpį kaip tokį dviejų pasaulių. Čia vaikystėje turi menį, ir šita riba, būtent tapimas skautų, yra tarsi tų dviejų pasaulio riba tokia. Ir jinai dar ir tęsiasi vis tiek toliau, nes vienas dalykas, kai tu esi visuomeninės organizacijos narys, tu dėvi uniformą, yra ganėtinai aiški struktūra, pavaldumai, pareigos, atsakomybės ir ta gatvė. Kur tu būni, nes vis tiek skautų, kai ateini, tu būni ten kelias valandas per savaitę. Kaip būrelis, galima sakyti, pradžiai tau atrodo, kad tai yra tiesiog būrelis. Tu dar, būdamas vaikas 11 metų, nesupranti, kad tu atėjai į nevyriausybinę organizaciją, kuria yra 100 metų, kuri dar gyveno prieš antrą pasaulinį karą. Ir tu pabūni ten, pamatai, koks yra gyvenimas, kokios vertybės, ir tada grįžti į gatvę, į kiemą, kur yra kažkokios tai panetkės, kur kažkokie tai jau 14-mečiai kalba kaip bachūrai, jau supratimai. Ir tu renkiesi tarp tų dviejų pasaulių. Ir tu pabūni biški su tais. Tada pasižiūri, pasilygini. Ir kažkaip aš labai anksti pradėjau matyti tas perspektyvas, gal sakyti, ar kas linko veda. Viena veda kažkur, sakykime, finišėje vieną gyvenimo pusę. Taip. Ir pas mane dar tas toksai, galbūt buvo visą laiką noras nepridaryti problemų savo artimiesiam. Ta prasme, aš matydavau, kaip gyvena ta gatvės pusė, kuri nieko neužsijima ir linko įveda. Ir aš pagalvojau, kad jeigu nes aš gyvenau su močiute ir seneliu, tai pagalvojau, jeigu dar mano močiutė reikėtų per tą visą dalyką prasisukti, eiti ten aiškintis, į policijas dar kažkur, kad aš gyvenu tokį gyvenimą, tai galvoju, ne. Kažkoks moralinis, reiškia, toksai, sakykime, stabdis, ar nežinau, ar čia kažkoks pagrindas, kuris netgi kažkuria prasme nėra ten kažkaip įgytas ar suvoktas, ne, jis toksai kaip turimas buvo, ne, pas tave, kad jisai šiek tiek, ar tu gali manyti, kad, tokia idėja man kyla, vėl bandant užduoti, galbūt vis dėlto skautų tas judėjimas kažkaip suaktyvino šitą tokį giluminį sąžinės arba moralės stabdį, kuris tave, sakai, paskui motyvavo, kad pasirinkti vieną pusę, o ne pasirinkti gatvės gyvenimą. Ta sistema yra antiek tobulai, sakyčiau, sukurta prieš daugiau 100 metų, kad jinai iš tikrųjų veikia, jinai paima, skautavimo ta sistema, jinai sugeba žmogų pastatyti ant bėgių ir nukreipti į tinkamą pusės, kaip skautų esmė nėra auginti skautus. Skautų esmė yra auginti gerus žmonės. Nėra tikslas, kad pasaulyje būtų milijonai skautų. Yra tikslas, kad pasaulyje būtų kuo daugiau žmonių. Robertas Baden-Powellis, karininkas, lordas iš Didžiosios Britanijos, yra pasakęs tokią labai frazę, kurią aš irgi vadovauju savo gyvenime, tai palikti šį pasaulį po savęs gražesnių nei radai. Čia, sakyčiau, uždavinys kiekvienam turėtų. Taip, ir jeigu tu vadovaujas šitą taisyklę, gyvenimas vyksta labai gerai. Pakalbėkim daugiau apie tą skautų etapą šiek tiek, kadangi užėjom. Tai vis dėlto, kas tave pastumėjo į skautus? Ar atsitiktinai pakliuvai? Jis pastumėjo labai geras, nes mane įstumė į skautus. Vienas irgi iš Alšinkietis, Miroslavas, mūsų senas skautų vadovas. Mes su juo kažkada patarnaudavom bažnyčiai. Jis jau buvo žymiai vyresnis, aš dar buvau ten 3 ar 4 ir aš girdėjau, kad jis yra skautas.
Ir mane vis taip labai traukia, nes ten žygiai, miškas, stovyklos, dainos. O kai gyvenau su močiute, su seneliu, tai mes neturėjom tiek daug tų galimybių keliauti po gamtą, mašinos pas mus nebuvo. Ir vat, aš pamačiau tame galimybę būti gamtoj. Ir aš kažkaip vieną kartą... Toks biškai pragmatinis, ne? Interesas buvo pirmą toksai. Ir aš taip vieną kartą užsiminiau, kad galbūt norėčiau antrą kartą. Jis sako, okei. Ir mes Tūkstantmečio gimnazijai su juo prasilenkdami koridoriui, 2007 metų rugsėjais. O kiek tų metų tada? Tai kiek, man, kokių 11 metų turbūt 11. buvo. Ir aš jam sakau, Abra, sakau, kada, sakau, tu mane į skautus pasiimis. Ir jisai sako, ateik čia, paima mane už pakarpos, atidaro skautų būklo kabineto darys, įstumia, sako, va, sako, čia, sako, Tomas, sako, priimkite, jisai bus po manęs. Prasidėjo, ne, iš karto. Ir viskas, uždaro darys, ten koks 15 skautų, jau truputį vyresnių, nes tuo metu turėjom tradiciją po 3 pamokos susibėgti būklą, skautai apsitarti planus, veiklas, ten dar kažką. Ten kelis pažįstamus sutikau, pasėdėjau, paklausiau, man čia sako, trečiadienį po 7 pamokų ateik. Atėjau, pasiėmiau sąsiuvinį, užsirašiau, ir viskas. Ir nuo to prasidėjo, priskyrė mane į vanagų skiltį. Čia, gal turiu, vanagų čia įdomu, bet kas nežino apie skautus, gal nesupras. Gal gali trumpai taip kažkaip išskleisti, reiškia, pačią, skautų, sakykime, nežinau, tenais, pažiūrėjau, formalią struktūrą, ne, ten jie kuo vadinasi, ko siekia, ar ten yra kažkokie kaklaraiščių, ten reiškiasi spalvos skyriai, ten, ir tada tuo pačiu kažkaip tą situaciją Šalčininkose skautų, reiškiasi. Tai turbūt pirmas teiginys, kad skautai tik tai turbūt filmuose pardavinėja sausainius. Skautai tai yra ta... Ir nesu matęs, ne vieną amerikietišką, kurie ten kažkaip daro. Taip, tai iš tikrųjų tai skautai yra nevyriausybinė organizacija, kuri atsirado jau daugiau kaip prieš 100 metų ir jos tikslas, kaip bebūtų keista, prieš 100 metų ir šiandien yra visiškai aktualus. Ugdyti žmonės savarankiškais, dorais piliečiais, kad žmonės galėtų rūpintis savim, padėti artimui. Skautų šūkis yra Dievui tėvynė artimai. Ir vadovaujantis šiuo šūkiu yra sukurta visa sistema. Tai pagrindinis skautų veikimo metodas tai yra skilčių sistema, kada vaikai yra suskirstomi į grupelės, jie susikuria savo pavadinimą. Patys susikuria. Taip, nėra nustatyta kažkokia ten, kad vanagai yra visur vanagai, pavyzdžiui, ir Lietuvoje, ir, pavyzdžiui, Didžioji Britanija, ir kokia nors Vokietija, jeigu yra skautų. Yra vienas toks kaip ir dalykas, kad skilčių pavadinimai, tų mažųjų grupelių, turi būti orientuotos arba į gyvūnus, arba į gamtą. Tai būna ir vanagų, ir šernų, ir dilgėlių, ir ąžuolų, įvairiausių skilčių. Tai tada jau tos grupelės, dažniausiai jos būna ten kokie 4-8 žmonės, irgi nedarom labai didelių, bet ir nedarom mažų, kad jos galėtų kokybiškai veikti. Nes jeigu per daug vaikų, tai tada negali 10 vaikų vienu metu pjauti vieno rastą. Ar ten kažko daryti. Atsiranda tie, kurie nieko nedaro, automatiškai nesimoko, netobulėja. Ir kelios tokios grupelės, jos jau apsijungia ir sudaro draugovę, o kelios draugovės sudaro tuntą. Tai, reiškia, pradėkime, mažiausia yra skiltis, draugovė, tuntas. Tai Šalčininkuose mes kokį lygį buvom pasiekę, arba esame pasiekę? Mes turime tuntą. Tuntą turime ir Šalčiožemės tuntui yra vienas iš seniausių atkurtų tuntų Lietuvoje. Netgi taip, ne? Taip, nuo 90 metų pradžios, dabar galvoju, nuo 96 gal ar nuo 97, bijau dabar tiksliai pasakyti. Atkurtas jau čia yra. Taip. Supratau. Kai atsikūrė Lietuvos skautų sąjunga, tai... Gerai, tada tuntas toliau yra dar? Toliau eina jau pati organizacija.
Bet būtent dabar jinai jau tada, jeigu tuntai jau vienyje į Lietuvos skautų, ar ne? Ar yra kažkaip čia, dabar vėl aš noriu dar suprasti tą skautų, reiškia, sakykime, formaliąją pusę, nu, plačiaja organizacijos prasme. Ar Lietuvos, sakykime, skautai yra kažkokia kaip atskira organizacija, ar jinai priklauso kažkaip yra, irgi įeina kažkokia kaip šeima kažkokia į ten plačią pasaulinę skautų bendruomenę? Lietuvoje yra keletas skautų organizacijų. Aha. Tai yra Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos skautija, Žemaitijos skautų organizacija, Lietuvos, dabar tiksliai kaip pasakyti, Lietuvos Lenkų harcerių, man atrodo, skautų organizacija. Aha. Tada raitieji skautai dar buvo. Tada dar atskirai yra Lietuvos akademinis skautų sąjūdis. Tai yra tie skautai, kurie jau studijuoja aukštosiose mokyklose ir toliau ten jau gilinasi per tą akademinę prizmę, kaip padėti vadovui tobulėti, kaip dirbti su vaikais turinčiais įvairiausių poreikių, žodžiu, ten visai kitas pasaulis. Tai tų organizacijų yra skirtingų ir tas skautavimas yra jūrų skautai, sausumos skautai, oro skautai. Tai, bet tos organizacijos tarpusai labai gerai bendradarbiauja. Mes turime tokią, jinai vadinasi tautinė stovykla, į kurią suvažiuoja skautai iš visos Lietuvos, iš skirtingų organizacijų. Dabar jinai vyks 28 metais. Aš esu kaip tik tos stovyklos vienas iš ūkvedžių. Supratau. Tai, kad suprast mastą tos stovyklos, tai bus maždaug apie 3000 skautų vienoje vietoje. Tai, supratau, tai reiškia, jinai tokia, kaip sakykime, kaip skėtinė, tokia, sakykime, kažkiek formalizuota, neformalus jaunimo toks judėjimas plataus masto, taip suprantu, skautai, ne? Taip. Nes, reiškia, jų tokių netgi, tie, sakykime, nuo pačių mažiausių, tu tarsi vėl, ar aš teisingai supratau, tu man tik taip, arba patikslink, arba vėl kažkaip tai pakreip, reiškia, pirminiai stadijai, kai tu ateini tampi skautų, tu tarsi tampi to, reiškia, pagal tavo interesų grupę, pavyzdžiui, kad tave labiau gamta domina, ar, ne gamta, pavyzdžiui, augalija, tai tu ten pakliūni kažkokie bendraminčių, reiškia, grupelė kelių žmonių, kurie ten domisi irgi augalija, ne, arba ten kažkokiais ten gyvūnais, arba ten kažkaip... Ne, tai skautai domisi, jie viskuo. Nėra taip, kad čia labai jau taip suskirstyta, nes kai mes pajuokaudami sakom, ką daro skautai. Skautai daro viską tą patį, ką ir kiti žmonės, tik tai truputį geriau. Tai ir mūsų yra tas dalykas, kad žmogus tobulėtų visapusiškai. Nuo kokio nors ten tilto pasistatymo stovykloje, valgyt pasidarimo, palapinės, galų gale visos stovyklos įrengimo iki projekto parašymo į savivaldybę, kad gaut finansavimą. Tai pačiai stovyklai. Nes nieks už mus to projekto neparašys ir tie patys paaugliai mokosi, rašo, žiūri, kaip rašė prieš tai buvę. Ir tas visapusiškas iki to, kad tu po to užaugi ir eini vadovauti organizacijai, kurti organizacijai, į organizacijos tarybą, į kontrolės komisiją. Čia skautus turėjo. Taip, skautų. Tai aš praeitais metais pabaigiau ir Lietuvos skautų sąjungos vyriausiojo skautininko kadenciją. 2 metus buvau Lietuvos skautų sąjungos vadovas. Tai čia vienos iš tų organizacijų pagrindinis žmogus. Šefas, taip. Šefas. Kaip mes sakom, skautų šefas. Supratau, įspūdinga. Žiūrėk, dabar toks man kilo vėl, bet beklausant vienas momentas, grįžtant vėl prie Šalčininkų, ne? Reiškiasi, kad suprasti tą mastą šitos, reiškiasi, tų pačios veiklos ir tai įdomu, kiek aktyvumo yra. Kiek dabar yra skautų Šalčininkose? Tavo tokio, gal nežinau, kadangi yra tų organizacijų skirtingų, galbūt negalėsite tiksliai pasakyti, bet plius minus vis tiek tu jauti 100, 200, 1000. Šalčio žemės stumto skautų mes turime 53 ar 57 kažkas aplink šitą skaičių. O yra šalia dar Šalčininkose veikiančių? Yra dar harceriai, tai jų Šalčininkose maždaug gal panašiai, jie dar turi savo vienetus rajone, mažesėse miesteliuose, tai jų manau, kad būtų turbūt daugiau.
Tai reiškia, kokių 150 skautų surastumėm, tikėtina. Ne? Jeigu dar visi tie, kurie vyresni, jau ten, žinai, prijaučiantis tikrai bus, ne? Manau, kad taip. Skautai turi, nesvarbu kokioje organizacijoje, bet skautai turi labai gerą savybę mobilizuotis. Ta prasme, jeigu atsitinka kažkokia tai nelaimė, dar kažkas suskambini ir patys užimčiausi žmonės sulėkė, suvažiuoja. Vat buvo prieš kelis metus, gal atsimeni, lėktuvas nukrito Liepkalnyje. Nukentėjo Lenkų skautų organizacijos narių šeima. Nors tai ir nėra mūsų organizacijos narys, bet tai yra skautas. Mes susiskambinom ir surinkom lėšų, padėjom tai šeimai. Visą laiką kalbam, kad reikia padėti vieniem, kitiem gyvūnam, senelių namams, dar kažkam, bet sakau, tai yra mūsų organizacijos, tai kad mūsų judėjimo narys. Ir mes irgi turime jam padėti. Tai tas skautų yra šiuo metu pasaulyje, jeigu tai pasižiūrėt, man atrodo, apie 56 milijonus visame pasaulyje skautų. Per paskutinį šimtmetį 530 milijonų žmonių buvo skautais. Didžiausia jaunimo organizacija pasaulyje. Jo, labai svarbu, kad pabrėžė tą jaunimą, nes mūsų tema šiandieną kaip ir jaunimas, nes gali būti, kad skautas tapęs skautu, jisai paskui, kaip sakai, išlieka visada jaunas, žinai, nes su jaunais, ne, prie tų idėjų. Tas irgi daug padeda. Iš tikrųjų, tos tokios kaip supinės jos sukelia didelę pridėtinę vertę, nes tu, kaip suaugęs jau save laikai žmogus, augi, bet tu vis tiek supranti tas tendencijas jaunimo, supranti, iš ko tas elgesys ateina, kokios jo priežastys. Jauni žmonės šalia suaugusių, jie irgi tobulėja, jie pasiima gerųjų pavyzdžių, auga. Vieno iš tokių stovyklų, kur buvo 3000 skautų. Pabandyk atspėt. Jauniausiam stovyklautojui, koks amžius buvo jauniausias stovyklautojui? Bet aš noriu pasitikslinti šitas, kad spėjimą atlikti. Tu turi menį tą, kuris atvyko sąmoningai, o nebuvo atvežtas per prievartą, nes gali būti koks nors atvežtas, žinai, mamytė atsivežė arba tėvas ir ten, įrašė jį. Tai gali būti ir labai jaunas. Spėk tiesiog. Tiesiog spėk. Gerai, 2 metai. O vyriausiam kiek? 74. Jauniausias 2 mėnesių, 10 dienų stovykloje gyveno. Vyriausias 82. Puikus. Tikros rimtos žirklės, apimančios viską. Vienas tik gimęs, galima sakyti, kūdikis, kitas amžinatilsį jau, aišku, kunigas Antanas Saulaitis, misionierius apkeliavęs visą pasaulį su dvasinė užduotim, kūręs skautus, lietuvių skautus Brazilijoje, įvairiausiose pasaulio vietose. Taip, Saulaitis iš tikrųjų buvo įspūdingas pavyzdys. Grįžkim vėl dar kartą prie to šalčininkų. Ar, kaip tu matai, jau, sakykime, jau pats 20 metų skautuose, ne? Ar skautų, reiškiasi, skaičius šalčininkose, jis auga, mažėja, išlieka toks pats. Ir kaip tu manai, gerai, pirmą atsakyk šitą klausimą. Toks pats auga, mažėja? Jisai yra maždaug paskutinius 10 metų ganėtinai stabilus. Mes turbūt dabar jau išaugome dar tą pakopą, kai mokiniai baigia mokyklą, nenustoja skautauti. Turime dabar atsirado tokių daugiau tikrų skautų, pavadinkim, tikrų tarp kabučių, pavadinkim, ne? Tai nes jeigu tu kažkaip mokykloje pakliūni, gali būti toks, dalyvauji kažką formaliai, pamiršau, ne mano. O čia jau persiemi iki galo, ne? Irgi gal ne visai sutikčiau, nes, kaip ir sakiau, skauto tikslas nėra užauginti skautus. Skauto tikslas yra užauginti gerus žmonės. Tai, bet mes užauginame tokių skautų, kurie toliau eina į tą aukštesnį lygmenį. Tai reiškia, šalčininkiečiai yra Skautų sąjungos kontrolės komisijos nariai, vieną kadenciją netgi, man atrodo, 2 šalčininkiečiai
iš 3 komisijos narių buvo 2 šalčinkiečiai. Čia turiuomenį pinigus kontroliavo. Ne, aplamai visą organizaciją, kaip vykdomi įstatai, ar laikomasi nuostatų, ar šalčinkietis buvo Lietuvos skautų sąjungos vadovas. Taip, šiuo metu turbūt, jeigu pažiūrėsim į tarybos sudėtį, 3 ar 4 šalčininkiečiai iš 10 Nu, tai klausyk, jūs sakote, nacionalinių lygmenių. pilietiškai aktyvius skautus ugdo tokius. Tai yra turbūt tas mūsų kaip šalčininkų vienetų pasiekimas, kad žmonės baigia skautauti čia, nenustoja ir važiuoja toliau. Rytoj, kur prasidės stovykla, irgi atvažiuoja žmonės, pasiima savo atostogas, važiuoja į stovyklą, dirba ir jie irgi yra ir šalčinkiečiai, kurie dabar jau gyvena Vilniuje, bet vis tiek save tapatina su šalčininkais, atvažiuoja čia, mūsų šalčininkų rajono vaikams kūrė tą stovyklą. Supratau, tai iš principo tavo manimu panašiai išlieka panašus skaičius, ne? Jisai kaip ne kiekybė, o kokybė. Taip. Nu, žinai, ten ta, kaip sakyt, kiekybė visada lengvesniam kelyje arba kur malonumai didesni. Čia vis tiek skauto gyvenimas jis vis tiek reikalauja atsižadėjimo, teisingai, pasišventimo, disciplinos. Atsižadėjimo galbūt ne, bet atsidavimo ir to supratimo, kad nieko šiaip sau nebus. Kaip ir esant kokiam sporte karate, kur yra diržai. Nei vienas diržas nesuteikiamas šiaip sau. Yra tam tikri reikalavimai. Taip ir skautai turi savo patyrimo laipsnius ir tik išlaikius tos patyrimo laipsnius, atlikus dar papildomas užduotis, kai kurios netgi slaptos užduotis, tik tai tada tu gauni savo kaklaraištį ir su amžium bei savo žiniom tas kaklaraištis keičiasi. Gerai, tai aš dabar tokį dar vėl, jau kaip ir skautus supratom, reiškia, kas ten per organizacija, arba ko siekia, arba kokia situacija šalčininkos yra, bet grįžtant dabar prie šalčininkų situacijas iš kitos pusės. Gerai, skautai, kaip ir suprantu, vis tiek vienas iš svarbiausių dalykų skautų yra tas socialinis veikimas, pavadinkim socialinis. Vis tiek tu arba padedi kitiems, arba galvoji apie kitus, arba bendrauji su kitais bendruomeniai. Ir plus ten, kaip sakai, tėviniai, ten Dievui, tėviniai, artimui. Reiškia, tai tėviniai vėl toksai socialinis, toksai platesnis veikimas, kad tu kažkuo tai rūpinasi visuomenė, kitais dalykais. Ar yra kažkokių kitų šalčininkose organizacijų jaunimui, kurie irgi skatintų kažką panašaus, reiškia, arba tokio socialinio, politinio, ar ten, kaip sakyk, visuomeninio veikimą, be skautų. Gatvė jau supratom, tu jau man pasakei, kad gatvė yra, jinai turi savo taisyklės, savo pagundas ir ten tikrai visada, nežinau, ar esi laukiamas, bet visada durys praviros, nes sargo nėra. Taip, ir po to jos užsidaro. Paskui užsidaro gan greitai ir jau paskui pats jau nori išeiti, bet pažiūrė kažkaip spina didžiulė kaba, kažkaip labai įdomiai į vieną pusę tik tai durys atsidaro. Įėjimas nemokamas, išėjimas mokamas. Labai stipriai, dažniausiai išeina reikia. Gyvenimo kaina. Taip, o kitų organizacijų dar kokių yra, kurios tavo manimo vertos pabrėžti kažkaip tai, ar jos yra, arba pabrėžti vertos, būtent šalčininkui ir būtent jaunimui? Kad ir iš tikrųjų nelabai žinau, kad mano akiratį yra sporto organizacijos. Taip, bet sportas, žinai, tik kita istorija, vėl ten irgi disciplina, užimtumas, bet mes kalbam šiek tiek, sportas vis tiek yra daugiau į asmenį, mano supratimo, jisai kitaip vykdo, aišku, turi tą tokią, bet čia toks šalutinis dalykas. Šiuo atveju skautų, jeigu aš teisingai suprantu, vis tiek asmenybės ugdymas ir tas toksai socialinis bendruomeninis faktorius, jis yra, esmiai. Dar viena pilietinė organizacija, sakykime taip, nevyriausybinė, tai Lietuvos šaulių sąjunga. Yra Šalčininkų rajone, Šalčininkų 11 kuopa ir aš irgi joje buvau daug metų. Nuo 2009 iki 2016, man atrodo. Bet tai yra jau labiau tokia pilietinė, sukarinta organizacija, orientuota į jaunų žmonių paruošimą kariniai tarnybai, darbui struktūrose, policijoje, pasienyje, kariuomenėje. Bet taip, yra ir jie irgi šiandienai, kiek aš žinau, veikia.
O subkultūrų kokių, kai jaunas buvo kokių ar ne? Nu, suprantam, kad... Šalčininkuose? Jo, šalčininkose. Kol mokykloje mokinaisi, kol buvai jaunas pagal amžių apibrėžimą, kokių nors subkultūrų. Taip, be abejo, tai aš pats vienu metu save priskirdinėjau tam tikrai subkultūrai. Aš negalėčiau sakyti, kad aš buvau kažkoks ten aršus skinheadas ar dar kažkas, bet va, tas militaristinis stilius, plika galva, savo norų ir vat, tas toksai kažkoks buvo labai tautinės tapatybės ieškojimas, kad lietuvybės, bet kai tu turbūt su branda supranti, labai gerai atsisijoji visus tos dalykus, pamatai tų subkultūrų užkulisius, linko tai veda, koks aplamai viso to yra tikslas. Ir aš labai džiaugiuosi, kad tie dalykai labai taip paprastai iš mano gyvenimo pasitraukė ir neturėjo man kažkokių tai pasiekmių, nes ne tame yra jėga ir ne tame yra vienybė. Tugi turėjai etapą po mokyklos, reiškia, aš kaip vadinu, nežinau, dabar išplėsk, ar čia daugiau verslas buvo, ar užimtumas, kavinę turėjai, taip? Taip, Space for You. Reiškia, kaip vadinu? Space for You. Space for You. Erdvė tavo, ne, vadinasi? Taip. Jau iš karto ir pavadinimas toks įdomus, nukreipiantis į tą bendruomeniškumą, ne? Ar tu iš karto mokyklos ir darėjai, ar ne? Koks etapas buvo? Kaip tu priėjai prie šito, kad nu, čia kaip verslas, kai tai vadinasi, bet kai klausau tavęs ir žiūriu tave, man atrodo verslas ir tu kažkaip du skirtingi pasauliai. Čia buvo tokia istorija, kad aš savo gyvenime nutariau kažkada padaryti eksperimentą. Aš atsisakiau pilnai nuo alkoholio. Ir 3 metus aš visiškai nevartojau alkoholio. Jokio. Visiškai, nei kokių man tik pinigų nesiūlė už taurę vyno ar bokalą alaus. Aš visiškai atsisakiau nuo alkoholio ir 3 metus aš nieko nevartojau. Ir studijuojant Vilniuje, tai laisvalaikį leis visiškai ne problema. Tu nuvarėjai į bowlingą, nuvarėjai į kiną, nuėjai į hurakaną, kofeiną, dar kažkur pagėrėjai kavos ir vieną niūrų ketvirtadienio vakarą aš grįžtu į Šalčininkus, susitinku su draugu ir sakau, varom kavos. Čia buvo kokie 2016, 2015 metai. Mes apeinam Šalčininkus, randam tik tai vieną kavinę. Čia jau tu studentas, tau apie 20, ne? Tarkim, man maždaug apie 20 metų, 21 gal. Randam vieną kavinę, užeinam, užsisakom kavos ir mums atneša kavą ir po 3 minučių ateina, sako, mes už 5 minučių užsidarom. Mes šmaukštą kavą, išeinam ir man tada ta mintis buvo galvoj, kad nėra vietos Šalčininkuose, kur ateit, tiesiog pagert kavos. Ramios vietos, kur galėčiau pasėdėti. Ir tada kažkaip ta mintis vis sukosi galvoj. Ir kažkaip atsitiktinai aš savivaldybėje užėjau, ieškojau, galvojau, gal čia kažkokia yra parama jaunam verslui, dar kažkam ten, nes savivaldybė užimtumo tarnybai, ten, žodžiu, ten kosmosas, nieko čia man nepavyks, man... Taip atrodė, ne? Ar iš to už tų kalbų? Ir po pokalbių tenais, kad čia, žodžiu, kiek buhalterijos, kiek visko. Nu, aš dabar įsivaizduoju galbūt ir tuos darbuotojus, kai jie pamato atėjusi 20 metų vaikiną, kuris čia nori kažką daryti ir dar su tokia idėja Šalčininkuose, labai turbūt skeptiškai jie pažiūrėjo. Nusprendėt kalbėti tave, ne? Taip. Ir kažkaip aš užėjau į savivaldybę ir ten verslo skyriui, nežinau, kaip tiksliai vadinasi, yra tokia labai smagi mano kolegė, mes su ja kartu buvom jaunimo reikalų taryboje, Donata, ir išišnekėjom apie tai. Ir jinai man taip pro savo langą rodo, sako, va, kultūros centras, tuščios patalpos. Sako, eik, va ten bandyk daryti. Sakau, kada konkursas? Sakau, tai jau dabar, man atrodo, vyksta. Va čia po poros dienų baigsis. Patalpų nuomas. Taip, patalpų nuomas. Ir supranti, staigiai. Tiesiog, arba baigsis konkursas, arba tai tas patalpas kažkas kitas įsinuomos, dar kažkas. Mažąją bendryją
įsteigiau per gal 2 valandas. Nenaudėlį, vėl tai bandė jauną žmogų atkalbėti. Jau tapau direktoriumi per 2 valandas. Išsiunčiau paraišką, kaip dabar atsimenu, man atrodo, buvo nuomos kaina 2 eurai už kvadratinį metrą. Aš galvoju, kaip padaryti, kad laimėt. Galvoju, visi siūlo vis tiek mažiausią kainą. Aš parašiau 2 eurai, 2 centai už kvadratinį metrą. Ir aš pildžiau tą paraišką, ir laimėjau aš tą konkursą nuomos. Ir ten buvo reikalavimai, kad reikėjo jau greitai iš karto atsidarinėti, kad čia nebūtų tuščia vieta, o ką atsidarinėti, jeigu ten nuo 90 metų remontas nedarytas, oranžinės lubos, geltonos, mėlynos iki pusės sienos, tokios geltonos spalvos, žodžiu. Kosmosas. Bet jie iš karto jau buvo paskelbtas konkursas kavinėje, ar ne? Taip. Ten jau buvo tas paskirtis maisto. Taip, buvo. Maisto ten, ha? Ir ką, reikėjo staigiai galvoti, tai ačiū Dievui, kad mane namuose palaikė, padėjo finansiškai ir greitai pasidarėm tenais remontą. Tai vis dėlto tos kavinės atidarimas pas tave buvo tokia pirminė intencija, nėra kavos ir tarsi toks kaip ir, galim pavadinti šiek tiek kaip ir verslo idėja, arba užimtumo idėja, ne, kuri tave pastumėjo iš to tokio karčios šalčininkų gyvenimo realybės. Tiesiog norėjos vietos ir kažkaip aš labai tikėjau, kad atsiradus tokiai vietai bus paklausa, nes visą laiką žiūri skeptiškai bet kokią maitinimo įstaigą į žmogų, kuris ateina užsisako tik kavos. Jam reikia, kad tu paimtum kotletą, pizzą, dar kažką, bet tik iš kavos didelės maitinimo įstaigos jos neišgyvena. O čia buvo tikslas sukurti vietą, kur tu ateini, pasiimi kavos ir sėdėk nors 2 valandas, dirbk, ilsėkis, nieks tavęs iš ten nevarys. Kiek laiko veikia kavinė? 17 metais, man atrodo, mes pradėjom ir užsidarėm pandemijos vidury. Tai 20 kokiais pirmais? Kažkas tokio. Bet dabar čia daugiau tik, kad nuskambėtų, žinai, suprastumėm tą veiklos ilgį, 4 metai pakankamas laikotarpis, bet aš 4 metai, čia kaip pažiūrėjęs, atrodo, nėra toks ilgas laikotarpis, bet aš norėčiau, kad tu šiek tiek išskleistum ir tą, nes ką aš mačiau ir ką žinau, galbūt ten, aš nedaug žinau, tikrai nesidomėjau kažkaip įdėmiai, bet žinau, kad pas tave ten būdavo ne tik kava kaviniai, kad buvo daug įvairiausių kitų dalykų, kad šalia tu gana greitai, reiškia, toj erdvėje, iš tikrųjų Space for You, jos kaip atitiko to pavadinimo, kad pradėjai daryti, organizuoti daug, sakykime, šalia visokių veiklų. Tiesa, ar ne? Tai daug dalykų atsirado ir atsitiktinai, bet kai kurie dalykai po to ir taip paskatino kitus dalykus. Tai pirmas dalykas, aš dabar galvoju, turėjo atvažiuoti į Šalčininkų savivaldybę, ne savivaldybę, į kultūros centrą profesorius Bumblauskas. Jo, aš žinau, kad pas tave kavinėje yra diskusija buvo su Bumblausku. Taip, buvo, o kaip tik vyko kultūros centro remontas. Viskas išgriauta, žodžiu, niekur neįmanoma padaryti ir atvažiavo atstovai, sako, ar galim padaryti pas jūs kavinėje? O pas mus, kol buvo remontas, čia atskira istorija vos iki depresijos mane nuvedė, nes mes pasidarėm kavinę, įrengėm, viskas, pradedam dirbti ir po poros mėnesių ateina, sako, pas mus remontas, žodžiu, vandentikis atjungtas, įėjimas atjungtas, užsidarykite 1,5 metų. Neblogai, ne? Kaip galima buvo skelbti konkursą, daryti ir netgi padarius konkursą neinformuota apie tai, kad 1,5 metų bus uždaryti. Jiegi žinojo, kažkas tai žinojo, tikrai ir nieks nieko nepasakė. Bet ką, skautas niekada nenustojo vilties, susirinko keli draugai, pasižiūrėjom, kad plastikinis langas nusiima, radiatorių galima nusukti, nes šildymo nebus tuo metu. Nuėmėm plastikinį langą, nusukom radiatorių, pakabinom guminės tokias užuolaidas, atsivežėm hidroforą, vandens milžinišką cisterną pas save virtuvį pasistatėm, kad būtų slėgis.
vat vienas pažįstamas tą padarė, kitas pažįstamas tą padarė. Ir man tas nieko nekainavo, galima sakyti. Nieks, kai kurie žmonės net pinigų neėmė. Su švogerium susukom iš medinių lentų laiptus. Nu ir viskas. Ir profesorius į kavinę pro langą. Profesorius ėjo pas tave į kavinę pro langą. Pro langą profesorius atėjo ir visa minė žmonių atėjo pro langą pasižiūrėti. O ar atėjo kažkas iš kultūros namų, tau ranką paspaudė, kad tu šaunuolis, taip išsprendėjai. Neatsimenu, kas ten buvo, bet vat, ir dirbomės iki pat žiemos, jau net snigt pradėjo, šildymo dar nebuvo ir kartais ir sniego pro tas guminės užuolaidas įvarydavo, bet tu negali nuleisti rankų ir dabar pasakyti, kad tu nedirbsi. Gerai, tu gali nedirbti, bet iš ko tu gyvensi? Supratau, tai reiškia, okei, čia jau tu tą istoriją labai įdomią papasakojai, netikėtą, bet prieikim prie tų, kad, reiškia, tarsi tų veiklų papildomų, ne tik kavos gerimas, ne tik to, sakykime, kavinės veiklos, tos tiesioginės, kaip mes suprantam, atsiradimas tarsi netikėtai buvo. Bumblausko, reiškia, patalpinimas į tavo kavinę, neturint kitų patalpų, ne? Ir tada... Taip, ir mes tada pradėjom bendrauti su pilietinių iniciatyvų centru, jie vežiodavo aktorius. Patiko visiems jiems tą erdvę tavo, geras vaibas, o ne? Po to atvažiavo Giedrius Savickas, aktorius, taip, pas mus į kavinę. Tada atvažiavo profesorius, man atrodo, antrą kartą. Profesorius pas mus 2 kartus buvo kaviniai. Gal jau kitą kartą ne pro langą, man atrodo, jau. Ir tada kažkaip pagalvojau, kad galima ir pačiam pasikviesti kažką. Taip, taip. Ir man visai patinka aktorius Marius Repšys. Ir vis galvojau, mes su žmona važiavom į jo vieną iš filmų ir kažkaip sakau, reikia parašyti Mariui. Sakau, atrašys, neatrašys. O aš turiu tokią savybę, galiu visiškai nepažįstamą žmogų, jeigu jis man įdomus, parašyti. 21 amžius, žmogaus pasirinkimas, atrašyti, o neatrašyti. Būtent. Ir galvoju, reikia jam parašyti. Gerai. Atvarom kino teatrą, užeinam į kino teatrą, sėdim, žiūriu, Repšys užeina. Ir taip jau prie manęs nori sėstis. Aš sakau, ne, man vieną eilę aukščiau. Nueina, atsisėda. Galvoju, užkalbint, gal neužkalbint. Galvoju, žmogus atvažiavo kiną pasižiūrėti. Pradėsi čia nesu savo tais reikalais. Išeinam iš kino teatro, užeinu į tualetą, stoviu eilėj į tualetą, galvą pasuku. Repšys stovi eilėj. Galvoju, irgi netinkama vieta kalbinti. Atsėdom į mašiną. Parašiau visą žinutę, kokia mūsų šios dienos pažintis, kokie tikslai. Viskas, Marius atvažiavo iš Šalčininkos, pasakojo apie aktorystės užkulisius, kaip aktoriai gyvena, su kuom susiduria, su kokiam problemom, apie depresijas, apie dar kažką. Tai turi meni, kad tu kviesdavaisi įvairiausius žmonės, įdomius, tavo supratimu, kurie gali duoti, ar aš teisus, jauniems žmonėms. Tu buvai orientuotas į tai, kad kažkaip tai jauniems žmonėms pristatyti kažkokius įdomius žmonės arba jų požiūrį apie gyvenimą, kažkaip kelti jų kultūrinį lygį, socialinį, ar buvo kažkokia bendra idėja, ar daugiau čia atsitikti? Man visą laiką yra turbūt viena idėja parodyti, kad Šalčininkose yra žmonės. Vat ta mintis, kad ir žmonės, kurie atvažiuoja pas mus, tie aktoriai, svečiai. Pamato, kad apie Šalčininkus turi daug mitų neteisingai, ne? Visiškai. Čia aš kalbėjau su viena Seimo nare apie žurnalistiką, apie visus tos dalykus ir sakau, kad turbūt nėra didesnės žalos iš bet kokio žurnalisto, kuris atvažiuoja padaryti reportažą į Šalčininkus 12 valandą ir kalbina žmonės kažkur mieste. Ką mes galim sutikti kokią 12-1 valandą miesto centre? Visose miestuose. Ta pačia publika sutiks, kurie neturi ką veikti. Tuo metu dirba, kurie turi suvokimą apie kas vyksta pasaulyje, apie kažkokius tai vietinius dalykus. Ir kai tai transliuojama per žinias, tai automatiškai ir tai mums daro didžiulę žalą. Ir mes tada netgi priėjom tokios išvados, kad tiesiog kai kažkiek tokie dalykai atsiranda, reikėtų reaguoti ir ar tai būtų nacionalinis transliuotojas, ar dar kažkas, tiesiog rašyti ir kalbėti. Nes tai irgi yra didžiulė žala.
įvaizdžio žala, reputacinė. Gerai, jo, čia sutinku, bet grįžkim prie to tavo koncepcijos. Tai reiškia, aš išgirdau iš tavęs, kad iš pradžių nebuvo, kai atidarinėjai kavinę, kad nebuvo tos idėjos, to socialinę tokią kažkokią pilietinę veiklą vykdyti, bet ji tarsi nukrito, tarsi savaime prašėsi, aišku, tu ir visą laiką buvai suinteresuotas, teisingai, tu, tau tas rūpėjo, teisingai. Ir tada, kaip suprantu, tada vėl nebuvo tokios kažkokios aiškios koncepcijos, kad ten turiu kviestis tenais į paskaitas kažkokios, ne, tiesiog kviesdavai žmonės, daugiau tokiam tarsi neformaliam bendravimui, kaip vakaras susitikimas su kažkuo tai ir pritraukti daugiau jaunų žmonės. Aišku, visus tikriausiai, ne tik jaunus. Tai mes kvietėm, ta prasme, visus ir vyresnius, ir jaunesnius, tai čia prie amžiaus mes labai nesiryždom. Bet esmė buvo tas, kad mieste vyktų gyvenimas, kad vyktų diskusijos, dar kažkas. Po to supratom, kad jauniems žmonėms suburt mes darėm protmušius. Nacionalinio lygmens protmušius yra tokia platforma, ko nežino Kazys. Ganėtinai sudėtingas protmušis, taip, bet mes turėjome maždaug apie 4-5 komandas, kurios visą sezoną žiemos, kiekvieną ketvirtadienį, man atrodo, ateidavo į kavinę, viskas pas mus vykdavo protmušiai. Netgi viena komanda važiavo į Palangą jau į tą nacionalinį žaidimą, gavom pakvietimą, kad nors pas mus nebuvo labai daug taškų surenkančių, bet vis tiek paskambino organizatoriai, sako, Tomai, atsiusk šią komandą į Klaipėdą, tegul žmonės iš Šalčininkų atvažiuoja, sudalyvauja, pabūna, pasižiūrė. Tai vis tiek, mano bent jau vaizdinėje, kai aš užeidavau į kavinę, kai veikia tavo kavinę, kelis kartus esu buvęs, visą laiką matydavau daugiau jaunų žmonių. Ten, aišku, būdavo ten kažkai, gal kokie pietų metas ar kažkas, nežinau, ar ten renginio metu, tai daug visokių, bet taip kaip paprasta užsienį, taip tarsi jaunų. Tai vis dėlto buvo tokia, ar galima pavadinti, kad buvo kavinės veikimo metu Šalčininkose susikūrusi subkultūra Space for You? Kad buvo kažkoks ratas žmonių tokių, kurie kažkaip jautė, kad kažkas tokio čia yra. Tą ratą, tą akimirką, kada mes užsidarėm. Aha. Iš tikrųjų, čia veikia, to nesimatė, ne? To nesimatė, bet kai kavinė užsidarė, čia tiesiog dar metus laiko. Į paskyrą visai davo žinutės. Ar atsidarysit, ar jau atsidarėt, kada ir vėl atsidarysite. Ir tu supratai, kiek daug žmonių rūpėjo ta vieta, kiek daug žmonių tenais ėjo. Man labai padėjo visi žmonės, kurie lankėsi pas mus kavinėje. Aš kaip tik atidaręs kavinę, nusprendžiau dar eiti papildomai studijuoti ir pabaigiau viešbučių ir restoranų verslo vadybą. Ir man reikėjo savo bakalaurui tyrimo apie kavą, apie produktą. Ir aš įkėliau, man atrodo, į I Love Šalčininką į postą, kad taip ir taip, ir galėtumėt atsakyti čia porą klausimų apie kavą. Man per vieną dieną 500 respondentų supildė apklausą. Mane apkaltino komisija duomenų padirbimu. Sakau, jūs tiesiog neįsivaizduojate, kiek tas produktas buvo aktualus žmonėm. Ir žmonės, kai pamatė mano tyrimą, jie pagalvojo, kad aš ir vėl noriu atsidaryti. Ir dėl to buvo ta tokia reakcija. Supratau. Šitam etapui pabaigti turiu dar 2 tokius klausimus. Reiškiasi, tai kas lėmė, kad kavinė užsidarė? Covidas, nes mes spardėmės dar kiek galėjom, bet tiesiog, kai gyveni nežinomybė, tu čia pusę metų dirbi, po to tave uždaro 3 mėnesiam, po to ir vėl kažkiek dirbi, ir vėl uždaro, ir tu supranti, kad tu jau reikia gyventi, reikia planuoti šeimą ir tiesiog jau labai pavargau aš nuo to nepastovumo ir buvo nuspręsta, kad... Ta kitą turiu tokį klausimą, gal daugiau pamastymų, nežinau, kažkoksai čia nėra. Kaip tu manai, pavyzdžiui, vis tiek aš irgi tokia neturiu savo atsakymo tikslaus arba, sakykime, suvokto, noriu iš tavęs kaip žmogaus jau, sakykime, buvo įmerkusio į šitą tokią veiklą, savo patirtį ir kojas, ir rankas, ir visą kitą. Ar turi, pavyzdžiui, kažkokią, vis tiek, tai yra kavinė,
plus socialinis reiškinys, plus, sakykime, kažkokia ypatingai, sakau, daug jaunų žmonių, aš mačiau kažkokia jaunų žmonių užimtumas, toks ne tai, kad formalus, bet toks, sakykime, neformalus ir toks tikras, nes tu vėl, jeigu pritraukia jauną žmogų, ypatingai, kaip sakai, kuris nemažai ko domisi arba domisi tais lengvais arba gundančiais dalykais, o staigiais atsiduria protmušis, staigiais atsiduria paskaitose, staigiais išgirsta iš aktorių, tie, kurie yra kažkokius pasakojimus, jį kažkaip motyvuoja. Taip, tai yra toksai bendra kultūrinis mentaliteto formavimas ir kelimas tam toj vietoj. Ar tau netrodo, kad kažkaip, reiškia, vietinė valdžia turėtų prie šito prisidėti ir jeigu ten iškiltų sunkumų kažkaip tai ištiesti ranką ar panašiai? Ar buvo kažkokio tai dėmesio, pagalbos ar tu manai, kad tas neturėtų būti, pavyzdžiui, galbūt kaip turėtų reaguoti, kaip tu galvoji? Čia tokia labai slidi riba tarp savivaldos ir paramos verslui. Čia, kai sakoma, jeigu padėsi vienam, tada turi padėti visiems, o ta pandemija buvo toks metas, kai nieks nežinojo aplamai, kaip mes gyvensim ateity. Tai šito vietoj turbūt aš nelabai kaltinčiau savivaldą ar dėl kažkokios tai ten pagalbos nebuvimo ar dar kažko. Šiandiengi kavinės patalpose veikia jaunimo erdvė. Ten susirenka vaikai po pamokų, kartais mačiau ir kažkiek netgi renginiai yra organizuojami, buvau kelis kartus užsukęs pasižiūrėti, kaip, sakoma, kad nostalgijos įkvėpia. Tai kai kurie vaikai sako, o jūs ne tas dėdė, kur čia kavą darė? Sakau, tas. Supratau. Taip, iš tikrųjų, čia slidi riba, bet aš už tai ir tą norėjau kažkaip išgirsti iš tavęs ir pasitvirtinti savo mintį. Vėl, čia yra prioriteto ir dalyko klausimas. Jeigu, sakykime, verslas yra peržengęs verslo ribas. Kaip tavo atveju, man kažkodėl linkęs aš taip manyti, kad tu buvai peržengęs paprasto elementaraus verslo ribas, kad pas tave buvo daugiau negu verslas. Tai yra socialinis, kultūrinis, ypatingai jaunų žmonių gyvenimas, toks tikras, jie pritrauktas, ne? Tai tada jau čia ne visai verslas. Jeigu tu remi arba tu gelbėjai, tu ne visai verslo gelbėjai, ne? Kitas dalykas yra prioritėtų. Kodėl tu, gal šitoje tai aš nelabai norėčiau su tavim sutikti. Jeigu tu mastai ir jeigu tau rūpi iš tikrųjų, kas gyvenime vyksta, tu supranti, kad negali paremti visų vienas dalykas, galbūt nereikia visų paremti, tada kitas dalykas tu turi įdėti prioritetą. Jeigu tau tai prioritetas, kad toks reiškinys būtų, tu matai, kad tai yra prasminga veikla, tu matai, kad čia iš tikrųjų kažkas indėlis į gerovę, tu gali tą pasirinkti. Čia, aišku, gali susilaukti nepatogių, sakykime, klausimų iš kitų, bet čia yra prioriteto klausimas. Žmogus negali visiems būti geras. Teisingai, jeigu tu skautas, tu žinai, kad yra dalykų, kurie nemalonus yra, kaip sakai, sunkus dalykai. Ir čia irgi yra sunkus sprendimas. Tai aš sakyčiau, kad mūsų ta kavinė, kuri dirbo Šalčinkose, ir buvo tas pirmas žingsnis. Mes atlikom tą neformalaus užimtumo funkciją, kad vaikai nesibastytų po laiptinės, nestuviniotų Maksimui prie įėjimo arba universaliniai parduotuviai, kai anksčiau buvo mada rinktis tenais tam foje viduje žiemą, kad nelakstytų, nedarytų kažkokių neprasmingų darbų arba pavojingų darbų, kad jie galėtų ateiti ir pas mus pasėdėti šiltai, pasiimti kažkokį gėrimą. Mes niekada nieko neišvarėm nei vieno žmogaus iš kavinės už tai, kad jisai kažko nenusipirko ar dar kažką. Ateidavo vaikai pasiima, duoda 50 centų, sakom, espresso norėčiau. Sakau, bet tau nepatiks espresso. Sako, bet aš turiu 50 centų. Sakau, aš to padarysiu arbatos, gerai, ačiū. Ir viskas, ir jie sėdi penkiese su vienu padėliu arbatos ir tvarkoj. Nebuvo tikslas, jūs atėjot, sėdėt, tvarkoj. Mes turėjom stalo žaidimų begalę, kad galima buvo pasidėti, pažaisti. Tai buvo tas, turbūt, galbūt mes pastumėjome savivaldybę, kad užsidarius kaviniai, kad vis dėlto reikia įsteigti kažkokią erdvę, kur jaunimas galėtų ateiti, susirinkti, pabūt, pasėdėti ir jau jie pamatė, kad yra tas poreikis ir mūsų kavinės patalpose įsirengė tą miesto jaunimo
centre. Supratau. Nu tai vienu žodžiu pasakykim taip, pabaikim tavo kavinės etapą. Buvo, kaip suprantu, žavus, iš tikrųjų labai prasmingas, įdomus etapas, teisingai, kuris pakankamai, kaip sakai, nu taip nuvargina ir skausmingai baigėsi ir ne tik dėl to, kad niekas nebuvo, bet atėjo, sakykim, priežastis nu, mūsų nepriklausomas, teisingai, nes būna tokių... Gryniausias force majoras. Ja, force majoras, taip. Tai vis tiek toliau tęsi ir kiek aš žinau, kad, nu, grįžkim dabar į dabartinę jau tavo veiklą, toks etapas, gal sakykime, gal ten yra platesnių tavo gyvenime, bet aš jau taip apibendrintai sakysiu, ne, toliau tęsiai kažkur kitur veiklą, ne, bet ir nenutolai nuo vaikų ir nuo jaunimo. Taip, tai po kavinės uždarimo padirbau kelis metus ir vėl transporto logistikoje, bet kaip ir pirmą kartą prieš atidarant kavinę aš dirbau transporto logistikoje, tiek po kavinės uždarimo irgi ten dirbau, suprantu, kad ne tavo, ne mano, ta prasme. Aš galiu parduoti velniui sielą, bet ne už tokius pinigus. Ne tai, kad pinigai, su pinigais viskas tvarkojama, bet ne už tokį darbą, ne už tokį krūvį. Ir vat, nusprendžiu, kad noriu toliau dirbti su vaikais, dirbti daugiau. Ir vat, jau bus rugsėjo mėnesį mano 3 sezonas Šiaurės licėjuje. Tenais esu 2 krypčių mokytojas. Tai pirma kryptis, tai pradinėje mokykloje dirbu, mes turime skautų pamokas, šiaurės skautų pamokas. Tai iš esmės ta pati skautiška sistema, kur čia vaikai eina pas mus po pamokų, ten yra integruota į ugdymą, į vidurinį ugdymą. Į pradinį ugdymą, kartu su fiziniu ugdymu, nes kūno kultūra tai nėra tiesiog bėgiojimas ar tinklinis. Taip. Tai yra ir topografija, ir orientavimasis, ir visokiausi išgyvenimo įgūdžiai, stovyklavimas, tai vat, mes užimam tą pusę. Ir jau gimnazijoje esu klasės auklėtojas, 2 klasių auklėtojas. Toj pačioj mokykloje. Toj pačioj mokykloje, taip. Jau dirbu su paaugliais, jau su vyresniais. Kokių klasių? Tai va dabar mano auklėtiniai bus 10-okai. Aš su jais pradėjau 8 klasėje ir 9 pabaigiam, dabar jau... Jau tu būsi kaip praėjęs kelias pragaro ratus, Dantės vienu žodžiu, nuo 8-oko iki 10-oko jau toks muštas ir... Mane labai kai kurie kolegos taip gazdino, teikinė, sako, oi, tavo, sako, šitie vaikai labai sunkus, labai su jais bus sunku. Aš vaikus pasisodinau pirmą dieną, mes taip susėdam, sakau, Hebra, sakau, apie jūs girdėjau labai daug dalykų. Sakau, nieko netikiu. Vat šią akimirką braukiu brūkšnį, kur kažką buvo pridaręs, sakau, nieko netikiu. Sakau, turėsit kiekvienas dabar įrodyti savarankiškai, ar jūs esat labai aktyvus, ar nelabai, ar turit kažkokiu tai elgesio. Nu ir mes ganėtinai gerai vienas kitą suprantam. Mes spalio mėnesį važiuojame su jais į mišką, nakvojam prie laužo, pasistatom kokią nors lapinę, užsikuriam lauželį, pasirašėm malkų, čili troškinukas pagaminam kokiam kazanę, viskas. Ir tai aišku yra Vilniaus vaikai, taip. Iš sostinės, bet aš juos atsivežu, mano visos kelionės ir aš su savo auklėtiniais važiuoju į čia, į Deveniškes, mes Gaujos upe plaukėme jau 2 metus, jeigu kažkur į žygius, tai čia į žygius važiuojam. Reikia sodybos, čia sodybą užsisakom autobuso kažkokio, čia pasiimam autobusą, net jeigu yra Anykščius važiuojam. Supratau, tai aišku, truputėlį kaip ir nuo Šalčininkų nutolai, bet vis tiek, kai sakai... Tai mano darbas tik tai Vilniui, bet šiaip gyveni toliau vis... Ar, nu, sakykime, dabar tu nebedalyvauji toj Šalčininkų veikloje su vaikais, ne? Ar matai, kad kažkaip pasikeitė, nuo tavo jauno amžiaus, tarkim, praėjo 20 metų, ne? Nuo to laiko, kai tu buvai moksleivis, nu, sakykime, jaunas jau mes sutarėm su tavim, kad tu jau dar dabar jaunas, bet kai buvai moksleivis ir, tarkim, tą moksleivišką amžių, kuris iš tikrųjų, nu, daug lemia, ne? Va tą socialinę, politinę, aktyvąją, socialinę, kultūrinę veiklą, ar šiek tiek keičiasi jaunimas ar ne? Kaip tu, tokį tą 20 metų laikotarpį vertintum pats, kai buvai, kas juos motyvuoja, ką jie veikia, kaip jie gyvena ir dabar, reiškiasi, kuo jie užsiema, ką masto, kuo domisi? Aš manau, kad aišku, kad keičiasi. Mes gyvename labai arti Vilniaus.
Plus kitas dalykas, mūsų kišenėse telefonai labai didelis pokytis daro mūsų, kaip tas žodis keistai neskambėtų, bet pasaulio piliečiais, pasaulio vartotojais. Mes šiandien sekame visus trendus, kurie vyksta visame pasaulyje, nuo Amerikos iki Azijos. Ir tai turi įtakos. Bet šitie žmonės gyvenantis pas mus rajone, pas mus mieste, jie vis tiek yra ypatingi. Jie yra truputį labiau gal ambicingesni nei tie, kurie gyvena sostinėje. Labai įdomi pasakyti, kodėl. Nes jie vis tiek turi pakovot už savo vietą pasaulyje ir jie nori kažko daugiau pasiekti, jie važiuoja į Vilnių, jie dalyvauja, jie stengiasi. Bent jau tas jaunimas, kurį aš stebiu, tai jie kažkaip nevengia to dalyko, kad kažkur prasimušt, sudalyvaut, pabandyt. Taip, kartais reikia galbūt lengvo paraginimo arba tiesiog nukreipimo, ką vyresniai skautai ir daro netgi tie, kurie negyvena čia Šalčininkuose, bet gyvena Vilniuje, vis tiek mes, kaip sakau, esam tose pačiose grupėse, čatuose ir ten įmetam chebra, yra ten galimybė, ten, gerai, okei. Va tas Šalčiniko žmogaus, kuris gimsta čia ir gyvena, ne? Mes pradedam nuo jauno žmogaus, jisgi tokiai, jis tokiai šiek tiek daugiakultūriškai erdvėj pradeda savo gyvenimą, teisingai? Yra rusų kalbos, yra lenkiškas tas toksai diskursas, ne? Yra Lietuvos valstybė, dar kiti dalykai čia kaupia. Ir jis nuo mažų dienų tokiam šiek tiek sakykime, gal ne visai multikultūriškam, bet tokiam daugiasluoksniam pasaulyje gyvena, ne? Ten ir kalbų iš karto pramoksta gatvėje, namuose, visur kitur mokykloje daugiau, ne? Kaip tu manai, gal čia yra irgi pliusas šalčinikiečio gyventojo jauno žmogaus, kai jisai jau pamato, įgyja daugiau tokios jėgos ir daugiau tokio platesnio galbūt požiūrio, tokio netgi rato ir tas kažkaip ta ambicija leidžia lengviau gyvendinti, galbūt, nežinau, ar sunkiau, kaip tu. Turbūt, kad pagrindinė mūsų tai yra kalbų mokėjimo, supratimo, kaip sakyt, mūsų stipriausioji pusė, nes aš pagal save galvoju, aš moku lietuvių kalbą, moku rusų kalbą, moku šiek tiek lenkų kalbos. Suprantu, kalbėti sunkiau, bet irgi vakar grįžau iš kelionės po Lenkiją, su visais susišnekėjau. Suprantu ukrainiečių kalbą. Anglų automatiškai. Anglų kalbą, baltarusų kalbą. Tai 6 kalbos. Taip, dalis jų yra giminingos dar kažkaip, bet tu jas supranti, tu jas moki ir dirbant bet kokioje srityje, tai yra didžiulis privalumas. Taip, iš tiesų. Tai baigiant mūsų pokalbį, nupiešk man jauno šalčinikiečio paveikslą. Kaip tu manai, ką svarbiausia akcentuoti? Jaunas žmogus Šalčinikuose. Kaip jis atrodo? Kaip mes jį apibūdinam, kaip mes jį suprantam, kaip kiti jį mato? Ar jisai kažko skiriasi, ar jis vis dėlto toksai tam bendram pasaulio piliečių, sakykime, katile tiesiog kažkaip būna ir tiesiog individai tik tai prasismelkia, ar vis dėlto kažkoks yra toks išskirtinis jo bruožas? Turbūt vieno vaisto nuo visų ligų, kaip ir vieno recepto geram patiekalui mes čia dabar nesugalvosim, bet čia mes čia daugiau mano kaip provokacija šitas klausimas tavo. Aš nereikalauju iš tavęs kažkokio tai objektyvaus atsakymo, gali būti tiesiog šauna mintis. Taip jis turi atrodyti šalčinikietis. Arba jisai galbūt to pasižymi. Iš to, ką tu jau vis tiek, tu visą laiką, sakykime, verdi šitoj jaunų žmonių aplinkoje, nuo savo iki to, tu neišėjęs, mano supratimu, iš to, reiškia, rato jaunų žmonių. Šalčinikietis šiaip, jeigu aš taip dabar greitai prasukau pro savo ratą žmonių, kas mane supa, tai arba labai geri verslininkai, arba geri visuomenininkai, vos net diplomatai gali būti, nes, sakyčiau, netgi diplomatai galėtų būti labai geri. Nes žmogus, jeigu sugeba kažko pasiekti gyvenant čia, su tiek skirtingų tautybių žmonių, suras bendrą kalbą, susiderint,
Tai ko norėt? Aš dar, kai mes su skautais vis tiek esam skirtingos organizacijos ir ten būna kažkokių tai truputį ideologinių galbūt skirtumų, dar kažko. O aš esu vienas iš tų, kuris labai stumia tą kursą, kad visos skautiškos organizacijos turi būti susijungusios kaip vienas kumštis, dirbti ir man toks juokas paima, kad sakau, Lenkas iš Šalčininkų vienyje skautus Lietuvoje. Sakau, ne veltui parašyta ant Šalčininkų įvažiavimo, kad Šalčininkai vienyje. Tavo baigiamasis sakinys skamba beveik kaip anekdotas. Tai rodo, kad tu vis dar jaunas žmogus, vis dar linkęs sekauti. Tomai, ačiū tau už pokalbį, ačiū tau už gerą emociją ir linkiu nesustoti. Ačiū, kad pakvietėt. Ačiū tau.